Apliejote savo kompiuterį. Nešiojama, stacionarų, nesvarbu. Ką reikia pirmiausiai daryti, jeigu jūsų sistema sušlampa? Realiai yra tik tai vienas teisingas dalykas, ką reikia iš pradžių padaryti. Išjungti visą jūsų sistemą. Jeigu tai yra stacionarus kompiuteris, ištraukite laidą iš elektros ir palikite kompiuterį kur nors šiltesniai vietoj ir stenkitės išdžiovinti kuo daugiau iš vidinių komponentų, naudojant popierinius rankšluostėlius. Su nešiojimu kompiuteriuku tai gali būti truputėlį sudėtingiau. Jeigu jūs galite išimti bateriją, išimkite ir laikykite kompiuterį vėl sausoj, šiltoj vietoj ir nuneškite į remontą ar į servisą, kad jie jums tą kompiuterį galėtų išardyti ir išdžiovinti visus komponentus. Kaip tai yra daroma dažniausiai? Komponentas bus išardytas dažniausiai ir bus pirmiausiai nupurkštas izopropolio alkoholio, kuris labai gerai susimaišo su vandeniu ar bet kokiu kitu skysčiu, kurie dažniausiai gali būti aplieti. Molekulės susijungia ir tai padaro, kad tas skystis daug lengviau nugaruotų. Po to pereina pro ultragarsinę vonelę, įsitikint, kad nieko nelieka pačiuose tarpeliuose ir taip toliau. Ir viskas būna tada ištestuojama. Negerkite prie savo kompiuterinių sistemų. Būsit sausesni.